Sveikutės, šiandien mano sekančiai gal 2-3 istorijų bus apie kvepalus. Šiandieną ryte, jau besigražindama, paskutinis akcentas yra kvepalai ir kaip visada galvoju, kokia būtų graži žinutė, nes aš tikiu, kad ir jūs moteris taip darot, kad pasiemat keletą kvepalų, kuriuos turite, galbūt ir ne keletą, ir ryte praeinate ir pasimatuojate tarsi juos, koks kvapas šiandieną jums tiktų. Ir aš šiandieną nusprendžiau, kad būtent man, kadangi dar šaltukas už lango, šiandieną tikrai buvo ir mašina apšalusi, galvoju, reikėtų aštresnio kvapo, saldus, bet aštresnis. O šitas visiškai toksai yra šleifinis vasarinis kvapas, toks šiltas, saulėtas ir, nežinau, vaisinis, toks saldus, labai labai skanus, tai nusprendžiau, kad šituo pasikvepinsiu. Ir ką aš supratau, mielusios, kad kvepalų niekada nėra per daug. Ir dėka šios kompanijos pradėjau tiesiog kolekcionuoti kvapus, taip kaip moteris daro kolekcionuodamos, nežinau, puodelius, kitos galbūt batų N reikia ar ne, nežinau, kitos gražius gal kokios vazeles ar dar kažką, tai man taip labai patinka mūsų kompanijos kvepalai. Iki tol, kokius kvepalus esu turėjusi, pirkusi, sakykime, ne tais atomizeriais, bet tiesiog, jeigu po pilnus buteliukus ar ne, tai, neturėjau tokio, tiesiog kvepalai yra kvepalai, nusipirki vienus kitus ir tiesiog jais kvepiniesi. Bet šiuo kartu, kai aš turiu tikrai kvepalų virš 140, nori, nenori, turėdama tokią gausybę kvepalų, tu kasdien nori testuoti ir vis kitus atrasti ir tie, kurie patinka, juos užsisakyti. Tai trumpai noriu parodyti, kokie yra fainus mūsų buteliukai. Jeigu klasikinius kvepalus užsisakot moteriškus, tai yra toks marmurinis baltas, su sunkiu dangteliu kvepalus gaunate ir dar plus šituos dovanų, tokio pat kvapo, tik tai 15 ml kvepalų. Tai va toks gražus buteliukas. Galima dar ir 30 ml tokio pat dizaino nusipirkti kvepalus ir vyriški labai gražus, tokie stilingi, juodi ir bordo arba raudonas auksas, toks marmuras. Tai ir mano vyro kvepalai ypatingai skanus, koks tai čia būtų, 61 numeriukas, labai skanus, šitą rodžiau 133. Taip pat vyriški ir moteriški kvepalai galima pasiekti ne tik tai 70 ml, bet ir 30 ml ir 15 ml priklauso dovanų. Bet aš manau, kad moteris tai yra toks produktas, kur praktiškai 90% moterų naudoja kvepalus. Vienas pasirinkimas ar dėl brendo pavadinimo, dėl kainos dydžio, dėl kvapo specialaus perka, kiti tiesiog renkasi kvapą, o ne brendą. Tiesiog reikia patestuoti ir pauostyti šitų kvepalų kokybę. Tik tiek galiu pasakyti. Šitas kvapas, aš jau prieš tai sakiau, 124, tai tos, kurios turite jau kompanijos lagaminėlį, galite pasiuostyti, kas neturite, galiu paskolinti, turiu 2 lagaminėlius laisvus, tai galite tikrai išsirinkti. Tarp kitko darau ekstra kvepalų užsakymą, tai galite tiesiog pasinaudoti tą progą, ateiti Tauragiškės į vietą pasitestuoti, arba galiu 2 lagaminėlius kažkam tai tiesiog paskolinti, ramiai išsirinkti. Taigi, kalbant apie buteliukus. Dar vienas toks dizainas puikus, tai yra auksinis, turime ir mėlyną, ir tamsiai raudoną, ir baltą matinį, ir mėlyną peršviečiamą, ir juodą, labai gražus buteliukai. Čia yra iš luksuri kategorijos, tai ir pasižymi kitoks dizainas luksuri kategorijos. Čia yra klasikiniai, o čia yra luksuri. Kvapas šitas labai skanus. Tiem, kam patinka saldus, prabangus, su šiek tiek aštrumu, tai va šitas kvapas, 124, tai yra mano taip pat. Toliau, kas mėgstate tokius ekskliuzyvinius, išskirtinus buteliukus, tai šitas šilutės formos, tai yra moteriški kvepalai, jie būtent tik tai tokių dydžių, kiekių yra 25 ml pasiekiamas ir yra 3 ar 4 kvapai. Pas mane yra šičia, man atrodo, 23 kvapas. Toks irgi subtilus labai. Parodysiu savo sūnų kvepalus. Mano berniukai paaugliai, jie taip pat nori kvepalų, kadangi mato, jog mama turi daug kvepalų, tai ir jiems reikia visada. Jeigu tik parsinešu lagaminėlį namo, jie būtinai ims ir kažką vėl testuos ir išsirinks. Žinoma, aš jiems visada rekomenduoju imti mažesnį kiekį, tai yra čia 35 ml, dar iš senesnės kolekcijos, labai gražus plokšti buteliukai ir jiems to pakanka. Štai yra 110 numeriukas, pirmas numeriukas, dabar sūnus turi 83 numeriuką įsigijęs, taip pat 94 numeriukas. Aš suprantu, tie, kas netestuojate arba tiesiog nesate susipažinę su itališkais numeriniais kvepalais, tai tie numeriukai galbūt nieko nesako, bet galite įsiklausyti, kokie yra perkamiausi, kokie yra pasirinkimai tų jau tokių top kvepalų, kad atėjus į ofisą, tiesiog pasakyti, kad noriu patestuoti 61, noriu patestuoti 94 arba 110, nes apie juos daug kalbat. Dar vienas kiekis, tūris kvepalų pasiekiamas yra iš klasikinių kvepalų ir iš luksuri kategorijos, tai yra 15 ml kvepalų. Tai tie yra kišenukai, kuriuos labai patogu prie savęs turėti. Ypatingai pravartu yra įsigyti kvepalus klasikinius, kadangi prie jų jau iškart eina tokia komplektacija 15 ml kvepalų dovanų to pačio kvapo.
Labai yra, nu, man tai unikalus toks komplektas yra, kai tau duoda daugiau nei tu tikiesi. Tu įsigyji gražų, pilną tokį didelį dydį kvepalų ir dar plius tau duoda 15 ml dovanų. Tai ką, aš įdėklai, ar ne, jie yra iš tikrųjų labai kokybiški, labai smagus, rankoj tvirti, spalvingi, gražūs ir tiek moterims, tiek vyrams yra sukurtų dizainų. Aš turiu tuos 2, bet dar pareis dar kiti. Tai dar laukiu siuntos, kur užsisakiau žydrą, baltą su juodu. Ir man atrodo, kad lili spalva, tokia alyvinė gražią spalva, raštais gražiais, tai pasižiūrėsit. Šituos įdėklus galima atskirai įsigyti, jie yra daugkartiniai. Dabar parodysiu, kaip jie yra visi įpakuoti. 15 ml tai yra štai šitaip įpakuota. Nesvarbu, imsi vyrišką, moterišką kvapą, yra tiesiog numeriukas parašytas ir šitaip įpakuoti pareina. Toliau, prabangus luksuri kategorijos kvepalai, pareina labai gražioj dėžutėj. Atidarius tą dėžutę mes matome tokį blizgantį, nežinau, čia galbūt ir nesimatys, bet tikrai vidus toks yra blizgantis, labai gražiai įpakuota. Tai dovanai tinka, nu, tiesiog estetika, prabanga, viskas tvarkinga, kokybiška, itališka, garantuota. Tai net negėda, kaip aš sakau, dovanoti, nes yra ir auksų muštas užrašymas. Na ir dar, klasikiniai kvepalai, moteriški pareina šitokiu įpakavimu, tvarkingai, gražiai. Taip. Toliau iš klasikinių 35 ml pareina tokie, jeigu yra vyriškas, tai bus juodas pakelis, jeigu moteriškas, tai bus toksai, buteliukas gali būti baltas arba juodas. Štai toks įpakavimas. Na ir dar šitų įpakavimas irgi yra laminuota juoda, labai panašu kaip šitas. Labai panašu kaip šitas ir vidus, va tikrai yra šito, va, toksai. Labai gražiai. Tai ką? Ką turėjau vietoj, ką pati naudoju, tą parodžiau, kaip atrodo, kaip įpakuota, kodėl verta yra pasirinkti, pavyzdžiui, tokius kišeninius arba klasikinius kvepalus, kodėl verta turėti jų daug. Tai dar priminsiu, kad darau ekstra kvepalų užsakymą ir visos galimybės jums patestuoti, išsirinkti yra suteiktos. Šiandien ofise iki 1 ir šiaip galiu paskolinti lagaminėlį jums neštis į namus. Na ką, kaip ir sakiau, kad tai paskutinė istorija šiandieną apie kvepalus. Paruoštas vienas pilnai lagaminėlis yra jums. Galite parašyti tie, kurie norite pasiskolinti, nes aš suprantu, kad norite išsirinkti savo kvepalus. Tikrai reikia juos testuoti. Turiu ir kitą lagaminėlį, pilnai paruoštą. Ką jūs čia rasite? Tai yra visi įmanomi mūsų kompanijos kvepalai. Moteriški, vyriški, klasikiniai. Taip pat ir vaikučiams yra keletą kvapų. Ir luksuri kategorija, tai prabangi linija, šleifuojanti, ilgai išliekanti įvairiausių kvapų, poskonių ir unisex kvepalai. Štai. Taip pat pridedu ir namų kvapų, visus mėginėlius ir baldų užuolaidų audinių kvapus. Labai geras pasirinkimas, taip kad mūsų kvepalai yra išties ilgai išliekantis, ypatingi tuo, kad jie yra nepraskesti su vandeniu, tai yra 30% parfumuotos esencijos, denatūruotas augalinis alkoholis. Tikrai kvepalai laiko, o kaina labai patraukli. Pridedu tokią brošiūrėlę, kurioje rasite jūs numeriukus, kainas ir koks tai kvapas.